Sveiki, klausytojai. Šiandien pakalbėsime su Vytautu ir iš Marketrats apie SEO, apie tai, ką daryti, kad jūs rastų, ką daryti, kai jūsų neranda. Tai, kaip žinote, Versl.lt yra elektroninė parduotuvių platforma, kuri yra tikrai gerai suoptimizuota paieškos sistemom, o Vytautas yra profesionalas iš SEO pusės, kuris būtent ir pasidalins savo įžvalgom. Tai, Vytautai, labas. Labas, sveiki klausytojai, žiūrovai. Ja, ir pabandom pakalbėti apie tokią struktūrą, kad, tarkime, atidariau naują parduotuvę arba seną tobulinu ir, tarkime, pradžioj visada be abejo visi susiduria su to, kad iš vis jų neindeksuoja ir kada pradės indeksuoti. Tai kokia ta pati pradžia, pirmieji tie žingsniai, tarkime, jeigu kalbant apie visiškai naujas elektroninės parduotuvės, kokie tai galėtų būti pirmieji žingsniai, ko reikėtų kaip pirmo laiptelio. Jo, tai viskas iš esmės daug kas priklauso nuo to, kokį mes verslą statom. Ir nuo nulio ar ne nuo nulio. Ką turiu omeny? Tai kai kurie verslai galbūt gali pradėti vystyti savo elektroninę parduotuvę ant domeno, kuris jau turi tam tikrą istoriją. Istoriją turiu omeny, kad turi išorinės nuorodas iš kitų svetainių į tą konkretų domeną. Jeigu taip yra, vadinasi, mes jau turim tam tikrą išorinę autoriteto bazę, kuri padės mums greičiau būti suindeksuoti ir Google robotas, vaikščiodamas per tas nuorodas iš kitų svetainių į tavo domeną, pamatys, kad ten atsiranda veiksmo ir jisai tada nuolat pradės indeksuotis. Aš galbūt pasišėrinsiu vieną tokį keisą. Čia yra viena tokia mūsų svetainė, kurią mes patys daromės kaip Marketratsai, savasūkis.lt. Mes šitą domeną nusipirkom, taip vadinami, kritusi domeną. Ant šito domeno buvo veikianti anksčiau kažkokią tai svetainę ir jinai turi jau sukaupto tam tikro autoriteto. Tai kaip matom iš statistikos, čia galiu įjungti daugiau mėnesių. Kas nežinot apie Search Console, tai Search Console'as yra kaip Google analitikai, juos lygiai taip pat kaip ir Google analitikus reikia susisetapinti, kad jūsų svetainė būtų trekinama būtent ir matomi visi šitie niuansai. Tai mes su ją startavom realiai, kada čia, birželio kažkur tai 16 dieną, kaip matom, nebuvo jokių paspaudimų ir tada per keletą mėnesių išaugom iki tokio lygio. Kas yra svarbu, tai yra nuolatos dedamas ir atnaujinamas turinys, tam tikri įrašai. Tai kas liečia tada ir parduotuvę, tai parduotuvę ne tik, kad mes susikuriam, mes ją turim ir nieko daugiau joje nedarom, joje turi nuolatos atsirasti tam tikras turinys. Jeigu mes nueisim čia giliau į settings ir atsidarysim crawl stats, tai mes galim šitoj vietoj matyti, kaip dažnai Google botas ateina į mūsų svetainį. Kuo dažniau į ją ateina Google botas, vadinasi, tuo jinai greičiau yra indeksuojama, tuo greičiau kiekvienas puslapis atsiradęs svetainėje įkeltas puslapis, jisai bus greičiau suindeksuotas Google botą ir nereiks laukti ten mėnesius, kol tam tikras produktas ar URL adresas bus indeksuotas. Norint, kad greičiau būtų suindeksuotas adresas, galima jį įsidėti į inspect URL. Aš galiu tokį irgi pavyzdį greitą parodyti. Pasimsim tiesiog titulinį puslapį, įsidėsim jį čia, gausim data ir tada matysim, kad jisai jau yra suindeksuotas, bet jeigu jisai būtų, tarkim, nesuindeksuotas, tai tiesiog rašytų, kad URL is not in Google index. Ir tada galima parequestinti indeksaciją, taip tada greičiau Google robotas ateis į mūsų tą puslapį. Ir kaip ir minėjau, kuo mes daugiau kelsim informacijos į svetainę, tuo tiesiog greičiau, kokybiškiau indeksuos visą svetainę Google robotas. Ja, Vytautai, čia gal netgi iš tikrųjų būtų dabar visai naudinga dar auditorijai papasakot, kas yra tas vidinis išorinis SEO, nes minėjai, kad tu
nuorodų tikslas iš vienos pusės, kuo daugiau prisirinkti, nes kuo daugiau apie tave šneka, tai reiškia, tu pats irgi turi svorio ir reiškia, turite reitingą. Ir kas tas vidinis, kalbant apie tą turinį, ar tai yra straipsniai, prekės, nes vėlgi elektroninės parduotuvės būna vienas su 100 pozicijų prekių, kitas būna su 100 000. Tai apie tą vidinį išorinį gal irgi būtų visai smagu šiek tiek praplėsti tą sąvoką. Tai vidinis SEO yra vidinis, išorinis SEO ir techninis SEO. Galima skirti net į 3 dalis visą SEO optimizaciją. Tai vidinis SEO yra viskas, ką iš esmės mes galim matyti svetainės viduje. Aš gal čia nebesišėrinsiu tada šitų dokumentų, daugiau tada pakalbėsiu. Tai vidinis, kaip ir minėjau, viskas, kas yra svetainės viduje. Tai svarbiausia yra atlikti kokybiškai raktinių žodžių analizę ir žinoti savo potencialą apskritai, ką mes galime nuveikti su tą konkrečia parduotuvė. Nors aš galiu galbūt pasišėrinti dar kitų ekranų, kaip pavyzdį irgi pateiksiu. Tarkim, mūsų šopas yra apie vilnonės kojines ir mes pardavinėjom vilnonės kojines. Čia yra toks toolsas Keyword Tool.io. Jo pagalba mes galim aiškiau žinoti, kiek konkrečių raktažodžių yra paieškų ir kokios dar galimos variacijos su konkrečiu raktažodžiu. Tai aš įrašau vilnonės kojines ir matau, kad yra taip pat vilnonės kojines naujagimiams, kūdikiams, rankų darbo, vaikams ir panašiai ir panašiai. Tai mums tada svarbiausia yra išsitraukti visą šitą medį, suprasti, į kurios keywordus mes galim atsakyti ir tada tiem keywordam rengti landing pages. Landing pages rengiam pagal tai, kokia yra konkurencija. Kiekvieną keywordą imkim, dėkime į Google search'ą, žiūrėkim, kaip atrodo mūsų konkurentai ir ką mes turim padaryti geriau, kad realiai kiekvienu tuo keywordu mes galėtume atsidurti aukščiau. Tai ką turiu omeny? Tai pavyzdžiui, parduodam vilnonės kojines, bet jų turim tik tai, tarkim, 2 vienetus. O į SERPą įvedam vilnonės kojines ir matom, kad konkurentai mūsų turi ten 100 arba 1000 tų prekių. Vadinasi, tikėtina, kad mes apskritai negalėsim pasiekti kažkokių tai rezultatų, dėl to, kad mes neturim net jokio konkurencinio pranašumo. O kalbant apie šopus, tai ypač yra aktualu, nes vartotojai tiesiog nori didelio pasirinkimo. Jeigu mes, sakau, įvesim vilnonės kojines, ateis į mūsų šopą, pamatys ten 2 prekes, o nueis į kitą šopą ir ten pamatys 100 prekių, galbūt gražesnių, daugiau raštų ir panašiai, jisai tiesiog rinksis tą rezultatą ir ilgainiui, nors ir mums pavyks iškilti aukščiau, tiesiog mes būsim nustumti žemyn. Dar grįžtant prie vidinio SEO, tai imkim kiekvieną landing page'ą, jame turim turėti turinio ir anksčiau galbūt kalbėdavom apie turinį tik tai kaip apie tą teksto paklodę, kuri yra ir kurios dažnai net lankytojai net neskaito. Bet dabar turinį mes turim suvokti kaip apie tai, kad kokia yra kaina. Jeigu mūsų kaina yra žymiai didesnė negu pas kitus, vadinasi vėlgi mūsų pats turinys iš savęs jisai yra šiek tiek blogas, dėl to, kad bet kur kitur tikriausiai tą prekę galima įsigyti pigiau. Jeigu mūsų turinėje nėra nuotraukų, jeigu mūsų turinėje nėra kažkokių atsiliepimų, jeigu mūsų turinėje nėra kažkokių tai lentelių ar kitų svarbių elementų, ką turi konkurentai, tai vadinasi, mes iš turinio pusės neturim kažkokio tai konkurencinio pranašumo, ką turi konkurentai. Tai aš kaip visada sakau ir darau, peržiūriu konkurentus ir žiūriu, kad pasimti iš konkurentų visą naudingą informaciją ir ką dar ekstra galim padaryti daugiau, kad mūsų turinys vidinis atrodytų geriausias, kokybiškiausias ir turėtų daugiausiai informacijos. O lyginant su išoriniu SEO, tai išorinis SEO yra būtent nuorodos iš kitų svetainių vedančios į mūsų svetainį. Tai jos dar yra irgi skirstomos į keletą laiptelių. Tai yra nemokamos nuorodos ir mokamos nuorodos. Kaip Google sako, tai jisai sako, kad negalima pirkti nuorodų.
Tai čia vienas dalykas ir jeigu kas nors jums sako, kad teiksim savo paslaugas ir pirksim nuorodas, tai jie tikrai nenusižengia šitom, jie kaip ir nusižengia Google žodžiams, bet visi žaidžia tom pačiom taisyklėm ir perkamas tikrai yra nuorodas. Nemokamas nuorodas, tai jos yra daugiau iš svetainių katalogų, įmonių katalogų, galbūt su partneriais galima apsikeisti nuorodom, tarkim, mes turim nuorodą į Verskis.lt, Verskis.lt turi MarketRatsus, tai ieškom ir tokių kombinacijų. Galima galbūt eiti į forumą, pakomentuoti, įdėti kažkokią tai naudingą informaciją, atsižvelgiant į konkrečią nišą. O jau mokamos nuorodos, tai dažniausiai jos yra perkamos tose pačiuose Delfiuose, 15 minučių portaluose, kur tiesiog pasirašom tam tikrą kontentą apie save ir jame yra nuoroda vedanti į mūsų svetainę. Kuo daugiau mes nuorodų turim į savo projektą, kuo kokybiškesnių nuorodų mes turim į savo projektą, tuo vadinasi tas projektas turi geresnį autoritetą ir gali konkuruoti, kad ir su didžiausiais žaidėjais rinkoje. Tai tiesiog tada reikia jau ieškoti kombinacijos tarp gero vidinio SEO, gero išorinio SEO ir šita kombinacija tada priveda prie gerų rezultatų. Ir aišku, techninis SEO svarbiausias dalykas, kad prie mūsų svetainės galėtų lengvai prieiti Google botas. Tai yra, nebūtų jokių noindex, robots tekste nebūtų uždėta disallow ir panašių dalykų. Jeigu Google botas gali ateiti, jau ten visokie kitokie smulkus techniniai niuansai yra tvarkomi, yra sutvarkomi, bet svarbiausia, kad ateitų Google botas. Noriu pagirti Verskis projektą, nes iš techninės pusės, kiek mums irgi teko bendradarbiauti, tai pavyko irgi ir su Vitalijum kartu susidėrėti prie tam tikrų techninių niuansų, kad viskas būtų šiek tiek ir pagal mus, kad Verskis projektus kuo geriau indeksuotų Google botus. Dėkui. Čia noriu dar tiek prie išorinio, tiek prie vidinio irgi šiek tiek pridurt, kad su išoriniu mes dažnai klientam irgi pasakojam, kad dėl ko reikėtų nuorodų. Tai įsivaizduokime, kad jeigu prezidentas kalba apie Petriuką, reiškia tas Petriukas kažko vertas. Tai ko tas šaltinis, kuriame bus patalpinta nuoroda, turi didesnį tą vadinamą autoritetą, tai kaip Delfi 15 minučių. Tai to reiškia, tai čia tas prezidentas mano minimas, o Petriukas tai tas nežinomas dar tinklalapis. Tai tada natūraliai tas nežinomas tinklalapis įgauna svorio, nes jeigu apie jį šneka autoritetingi šaltiniai, reiškia kažko jis vertas. O su vidinio turiniu ir visai toks įdomus, kaip atradimų gal nepasakysiu, nes tai jau senatėse, kad dažnai žmonės ne tik ieško, tarkim, vilnonės kojinės, bet jie dažnai ieško ir kaip išsirinkti vilnonės kojinės. Tai yra dalis auditorijos, kurie nežino, ko nori dar tiksliai, bet jie nori, taip vadinamą, tokio tyrimo, researcho, kaip rinktis tam tikrą daiktą. Ir antra dalis, kurie jau žino kažką daugiau, jie dažnai deda žodį kaina. Tai vilnonės kojinės kaina. Tai reiškia, jie tikėtina ieško elektroninės parduotuvės, nes žodį kaina deda tarsi su to, kad noriu va šitos prekės, kaina, tai reiškia, noriu pamatyti, už kiek galima nupirkti. Ir tiesiog tas žodelis vienas, kuris irgi turi figūruoti ir taip pačio elektroniniai parduotuviai, kad būtų daugiau sąsajos tarp tų raktinių žodžių ir kad jis jau pasiruošęs pirkti yra tas žmogus. Ne tik jau nagrinėja, ką ten galima būtų iš vis nusipirkti, kokios jos būna tos kojinės. Jo, bet čia galbūt paliksim kitam webinarui, galėsim daugiau pasigilinti apie keywordų grupavimą ir struktūros pasidarimą. Nes, kaip ir minėjai, ne tik kaina, bet galbūt internetu, pigiau, akcija, visi šitie žodžiai kartu gali tada kombinuotis į konkretų landing page. Ir jeigu jais yra paieškų, tai tikriausiai mes norim tuos ir klientus ir pasiekti. Tikrai taip. Ir dar vienas dalykas, kuris tikriausiai irgi svarbu, nors iš dalies tu, manau, kad atsakėjai tą klausimą, kad jo yra Google Search konsolė, per ją galima ir indeksuoti puslapius, matyti, kurios jau atrado, bet dar nesuindeksavo ir panašiai. Ir dažnai būna, kad
nutinka taip, kad aš vedu savo parduotuvės adresą, dauguma žmonių veda adresą ne į adresų juostą naršyklės, o pas juos atsidaro Google kaip titulinis puslapis, nes dažniausiai Chrome naudoja kaip naršyklę ir ten įveda domeną vietoj adreso į paieškos sistemą įveda. Ir po to sako, kad kodėl manęs neranda, mano tinklalapio nėra, neveikia parduotuvė, nes įvedu, man sako, no results. Tai dažnai būna, kad įvedus savo pavadinimą, matai tiek mokamą, tiek nemokamą grupavimą iš Google pusės. Būtent kiti pagal tavo raktažodį, nors tarkim, tu sugalvoji, kad parduotuvė vadinasi Abracadabra ir atrodytų tai tarsi tas unikalus žodis, bet pirmose vietose rodo visai ką kitą ir rodo konkurentus, nors kaip ieškai savęs paties. Tai gal va šitą vietą irgi šiek tiek panarplėkim, taip paviršutiniškai bent jau, kad irgi susidarytų įspūdis, kad paleidus naują tą projektą ir netgi savo tą unikalų pavadinimą vien tik rašant, gali pamatyti konkurentus, o ne tik save patį. Tai vat kaip ir minėjau dėl Search Console, tai čia jisai yra vienas būtiniausių essential įrankių, pradedant irgi darbą su elektroninė parduotuvė. Jeigu startuojat su verslu tokiu, tai turėkite omeny, kad ne tik Google Analytics reikia pasijungti, bet ir Google Search Console. Nes tikrai daug atvejų būna, kai klientai pas mus kreipiasi ir paklausim, ar galės prijungti prie Google Analytikų ir Search Console. Sako, prie Google Analytikų prijungsim, o kas tas Search Console'as? Tai būtinai nepamirškit ir klauskit ir programuotojų, prašykit, kad jeigu patys nesugebat arba, tarkim, į mus kreipkitės, kad ir mes galėsim tada pajungti Search Console. Yra vienas toks galbūt mitas, kad aš susikūriau e-shopą, dabar įvedu į Google savo pavadinimą, kaip minėjai, ir tada aš turiu iš karto automatiškai jame atsirasti. Ne, kol Google'as tavęs nesuindeksavo, vadinasi, tavęs ir nebus Google. Tai vadinasi, tave pirmiausia turi suindektuoti. Search Console pasijungiam, kaip ir rodžiau su savosūkis.lt, įsikeliam savo domeno pavadinimą, pasižiūrim, ar tas titulinis puslapis šiuo atveju yra suindeksuotas. Tada lendam gilyn į kitus puslapius, ar jie yra suindeksuoti. Jeigu mūsų titulinis puslapis nėra suindeksuotas, vadinasi, ir mūsų ir nebus Google. Vadinasi, ieškodami brendo savo pavadinimų, mūsų tikrai ir neras. Jeigu yra suindeksuotas, tai gali būti, kad jūs dar kažkur tai esat žemai paieškos rezultatų puslapyje, vadinasi, Google'as dar mano, kad kiti rezultatai yra tinkamesni atsakyti į tą konkretų raktažodį. Na, tarkim, kaip ir sakė, Abracadabra kažkoks tai bus, tai bet galbūt ten pigų ar kažkas tai kiti turi kažkokį tai produktą ar kategoriją užvadintą būtent tuo raktažodžiu ir Google'as tiesiog mano, kad jisai geresnis yra atsakymas šiai dienai. Dėl to reikia tada jau priiminėti tuos sprendimus, kad gerinti savo turinį, dirbti su išoriniu SEO, rinkti nuorodas iš katalogų, ypač įmonių katalogų, kur galima lengvai gauti nuorodas vedančias į savo projektą. Ir tiesiog pamatysit, kaip natūraliai tiesiog atsirandat aukščiau ir aukščiau ir tikrai būsit pirmoji vietoje, jeigu tuo labiau tai nėra kažkoks tai labai sudurtinis žodis, ten kokia nors, nežinau, paskola.lt arba ten koks nors televizorius.lt ir norint pagal keywordą televizorius būti matomi. Tai gali būti, kad tiesiog senukai, pigų, varlė ar kiti didieji brandai tiesiog yra geresnis atsakymas šiai dienai to raktažodžiu. Tikrai taip. Ir gal irgi paskleisim šiek tiek užuolaidą, kodėl tos SEO paslaugos, na toks, kaip sakyti, negaliu pasakyti brangus malonumas, nes mano supratimo iš vis nėra savokos brangu yra neapsimoka, ne? Nes, na, jeigu tu investuoji X ir gauni X+, tai reiškia nebrangu, tai yra tiesiog skaičius, kuris multiplikuojasi arba didėja. Bet gal taip iš šitos pusės atskleiskime, kodėl tai nėra tas daiktas, kuris gali kainuoti 100-200 eurų ir kodėl tai gali kainuoti kartais ir ten po 5000 per mėnesį, bet vėlgi čia jau tokiam didesniem be abejo projektam, ne tiem, kurie vakar startavo. Tai ta kainodaros, turiu omeny, prizmę šiek tiek atskleiskime. Iš vienos pusės nemažai ir papasakoja, iš ko susidaro, kad tai yra ir vidinės, ir išorinės, ir nuolatos turinys turi būti atnaujinamas, pildomas, galų galia netgi perkamas tas nuorodas, kurios kainuoja ne visada po 10-50 netgi eurų. Tai tą prizmę gal šiek tiek palieskime irgi.
Okay, kainos dalykas tikrai yra toks labai smagus dalykas, nes, jeigu sakom, kad SEO paslaugos yra brangios, tai gal tada telikė pigiau reklamą nusipirkt bus, nors tikrai nebus. Ir klausimas, kiek efektyvu bus. Tai man dėl to ir patinka SEO, dėl to, kad tai galima labai efektyviai pamatuoti, kaip atrodo mūsų rezultatai ir ką už tuos rezultatus mes gaunam. Į teliką ten nemesim ne 1000 tikrai eurų, bet ten 10 tūkstančiais, galbūt gausim kažkokį tai staigų pakilimą, bet tokį pat ir staigų kritimą, nes tiesiog mūsų vėl neberodys ir nieks nebežinos apie mus. Tai aš irgi kainą SEO srity vertinu taip, ką mes gausim už tai. Tai kaip ir rodžiau pavyzdį su vilnoniam kojiniam, tai ten to potencialo tikrai nėra daug, tų paieškų nėra daug, vadinasi, mes konkuruojam, tarkim, ten kažkur, kiek mačiau, apie 1000 paieškų per mėnesį, geriausiu atveju, nes dar sezonai dideli yra. Šitam gruodį labai smarkiai išauga ir tada krenta, vėl iki gruodžio išauga. Tai vadinasi, kad mūsų yra nedidelis paieškų kiekis, vadinasi ir SEO paslaugos tikrai negali būti brangios tokiam projektui. Gali būti netgi ir vienkartiniai tam tikri sutvarkymai, kurių užteks išeiti į top 10. Jeigu kalbam apie tokias konkurencingas rinkas, kokią nors buitinę techniką, televizoriai, telefonai, ten darbas turės būti nuolatinis, ir jisai gali tęstis metus ir 2 ir gal net ir daugiau, nes tiesiog konkurencinė aplinka yra antiek stipri, su senukais, Pigų Varlė ir kitais didžiaisiais buitinės technikos šopais konkuruoti tikrai nėra lengva. Tai bet kuriuo atveju patarimas visiems, jeigu jau kreipiatės į kažkokius specialistus, agentūras, iš kurių norit SEO paslaugų, tai klauskit, kokių rezultatų ir kokių KPIs-ų galim tikėtis. Mes savo įmonėje irgi į kiekvieną klientą žiūrim, kad kiekvienas klientas turėtų tam tikrus KPIs-us. Na, pavyzdžiui, kad ir tas pačias vilnonės kojines imkim, turim raktažodžių sąrašą, mes jo niekada neribojam, tai gali būti 10, 50, 100 ir milijonas raktažodžių, nusimatom, kokios yra dabar pozicijos ir kokių galima tikėtis po tam tikro laiko. Dažniausiai intervalą imam 6 arba 12 mėnesių, nebent tai yra vienkartiniai darbai. O tada jau kainodara, jinai dažniausiai susideda nuo to, kiek reikės laiko skirti, kiek reikės nuorodų pirkti ir kiek reikės galbūt kažkokiem kitokiem komunikaciniam darbam daryti. Tai kainodara dažniausiai iš to ir susideda. Tai jeigu matom, kad konkurencinga labai rinka ir reikės labai daug laiko skirti, daug nuorodų pirkti, vadinasi, mes turėsim turėti didesnį biudžetą. O biudžetą vis tiek, sakau, galų gale apsprendžiam pagal KPIs. Jeigu KPIs atitinka lūkesčius, atitinka tai, ką gaus klientas, tai yra, jisai išleidžia 1000 eurų mum per mėnesį, dienos pabaigoje gauna ten 2000 eurų, ten atkarpykim maržas kažkokias tai ir panašiai, ir jisai gaunasi vos ne ant nulio, tada kitą mėnesį dar daugiau gauna, dar daugiau ir panašiai. Ir vadinasi, SEO paslaugos padengia tai, ką jisai uždirba ir gauna pelno. Jeigu gauna pelno, vadinasi, visos pusės laimingos. Mes gaunam savo dalį, klientas savo dalį ir dar gauna pelno. Tai gal tiek. Man dar šito vietoje dažnai patinka, kad klientai ateina pas mus ir kartais paminė kažkokios įmonės ar ten fizinio asmens pavadinimą ir sako, žiūrėk, man čia siūlo SEO paslaugas, kainuoja 400 eurų, bet žada, kad per pusmetį top 1 būsiu. Ką daryti? Su top 1 irgi labai venkit tokių dalykų, nes top 1 garantuoti praktiškai neįmanoma. Jeigu ir pasižiūrėsim Search Console duomenis, tai vieną dieną galim būti pirmi, kitą dieną antri. Ta prasme, nėra užlokintos tos pozicijos. Svarbiausia siekti bendro tikslo, kad
visais įmanomais keywordais, kurie yra mums svarbu, mes būtume kuo aukščiau. Mes šiuo atveju dažniausiai tą aukščiausią poziciją prognozuojam top 3. Tai vadinasi, tarp top 3 rezultatų, kad atsirasime tam tikrais keywordais, o jau toliau srautas, lydsai, pajamos ir kartu jau sprendžiam, ar apsimoka toliau tęsti, ar atsiperka mūsų SEO paslaugos ir panašiai. Tai tiesiog irgi, jeigu, tarkim, pasirašę su kažkuo tai sutartį, žiūrėkit, kad galimas būtų lengvas išėjimas iš sutarties, nes kaip ir minėjau, jeigu dirbam, tarkim, 1000 eurų per mėnesį savo paslaugos, bet mums neatsiperka jos, negaunam rezultato ir negalit lengvai pabėgti iš to kontrakto, irgi, blogai bus. Ir tiek mes tada kentėsim, nes klientai irgi ateina ir sako, kad nusivylę pas kitus buvo, nebežino, ar čia iš vis saugu pirkti iš kažko tokios paslaugos, nes tiesiog apgavo kažkas, tai prižadėjo top 1, o dar net nėra top 100. Ne. Tai ačiū tau už įžvalgas. Manau, kad toks pradinis, pradžiamokslis, pirmieji tie žingsniai ir šis giliau šiek tiek pradžią tą paėmus visai turėtų susidaryti įspūdis apie ką tai ir maždaug su kuo tai valgoma. Tikimės, kad pavyks mums nufilmuoti ir didesnius webinarus, kad būtų daugiau tiek žinių, tiek supratimo patiem klientam. Ir faktas, kad visada galima pasidaryti pačiam, bet jeigu viską pats darysi, tai niekada nieko ir nepadarysi, nes neįmanoma absoliučiai visko apriepti. Dėl to ir yra komandos, dėl to ir reikia samdyti profesionalus savo srityje ir nepasitikėti vien tik ten ar mažiausią kainą, ar vien tik tai savo žiniom, nes tas SEO jis kinta prašai kasdien. Google'as prašai jau po 2-3 vos neatnaujinimus per dieną vien tik tai išleidžia savo sistemą tobulinant, tai nuolatos profesionaliai to neužsiimant. Ir papildysiu, kad tuo labiau ne tik Google'as jau dabar yra, o dar ir AI-aus atsakymai, čia GPT, Perplexity, Gemini, kur ypač jaunesnioji karta žymiai daugiau jau laiko praleidžia būtent ten, ieškodami atsakymų ir nebegooglindami, tai galbūt ir kituose webinaruose galėsim labiau paliesti būtent kaip optimizuotis būtent šituose AI chatbotuose ir kad chatbotai būtent tam tikrais promptais minėtų mūsų verslą, o ne kitus. Jo, tai ties šitą sakinio kaip tik paskatinsiu tada auditoriją, kas žiūrėjo šį webinarą, paspauskit subscribe, prenumeruokit ir būsit pirmieji, kurie po to sužinosit apie naujus webinarus ir SEO ir kitom temom. Tai tikrai stengiamės tą turinį teikti kokybišką ir duoti naudingos informacijos, kad tai būtų tiek supratimui, tiek žinių bagažui, tiek galų galia kontaktams, nes tikrai galit kreiptis į Vytautą, tai tikrai tai yra įmonė, kuri žino, ką daro ir moka padaryti gerus rezultatus. Tai ačiū labai Vytautai už tavo laiką, ačiū už žinias, tikimės mūsų klausytojams tai buvo tikrai naudinga ir iki sekančio. Buvo malonu, iki.